Kaip patekti į mano organizuojamus renginius vienišiems? Taigi šiandieną jau turėjau pirmosius 10 pokalbių su vienišais vyrais, tai yra antrasis atrankos etapas ir tik po atrankos pokalbio bus galimybė patekti į tolimesnius renginius. Tai nuoroda registruotis į anketą bus atvira visada ir tada iš atrinktų vyrų ir moterų, žodžiu, formuosiu dalyvius ir taip formuosime ateities renginius. Ar daug gerų vyrų registruojasi ir pokalbiui? Yra neblogų, skirtingi labai. Noriu žinoti, ar verta dalyvauti kitose miestuose? Žinoma verta, bet dar man reikia sukaupti didesnę duombazę, bet žodžiu vyrai labai skirtingi, skirtingo amžiaus, skirtingo temperamento, skirtingo požiūrį į santykius. Yra ir tokių, kurie nori tokio be didelių įsipareigojimų, biškį išvažiuoti, biškelį grįžti. Yra ir tokių, kurie labai nori kur šeimai, nori vaikų. O ar jie vedė ar ne, ar 100% išsiskyrė? Galvoju taip, jeigu žmogus jau registruojasi tokį dalyką, moka pinigus, jau jaustusi, kad kažkokių sliekų ieško, bet manau, kad vyrukai tikrai tokie nusiteikę rimtai, labai tikiuosi, kad be santykių, bet ką noriu pasakyti, aš psichologinės analizės juk neatlieku ir aš į žmonės neįgystu, iš tai vietos atsakomybės neprisiimu.